Taigi šiandien pažvelgsim į samarietės moters susitikimą su Jėzumi. Susitikimas, kuris pakeitė šitos moters gyvenimą kardinaliai. Taigi viešpats sužinojęs, skaitom nuo 1 eilutės, kad fariziejai išgirdo, jog jo mokinių skaičius labiau auga negu Jono, jis gausiai krikštijo. Paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją. Jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli to lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės Jėzus atsisėdo prie šulinio, buvo apie 6 valanda. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Samarietė atsakė, kaip tu, būdamas žydas, prašai manęs samarietės gerti? Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Moteris atsiliepė, viešpatie, bet tu neturi ko pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps gyvojo vandens šaltiniu, jame trykštančiojo į amžiną gyvenimą. Tada moteris jam tarė, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau jo semtis čionais. Jėzus atsiliepė, eik, pakvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Jėzus sakė, gerai pasakėjai, neturi vyro, nes esi turėjusi 5 ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakėjai. Moteris atsiliepė, aš matau viešpatie, jog tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Jėzus jai atsakė, moterį, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šito kalno ir ne Jeruzalėje. 22 eilutė. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas atėjo iš žydų. Bet ateina valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ir ieško. Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Moteris jam atsakė, žinau, ateina Mesijas, atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris kalba su tavimi. Jono 3 skyriui nuo 22 eilutės mes skaitome. Šitą istoriją seka pokalbis su Nikodemu. Kristus pirmasis šnekėjosi su Nikodemu, tai buvo rašto žinovas, tai buvo fariziejus, ekskliuzyvinis žmogus. Jėzus atėjo į Judėją ir pradėjo krikštyti žmonės. Kitaip sakant, pradėjo skelbti Evangeliją. Ir fariziejai, 4 skyriaus Jono nuo 1 eilutės mes skaitom, kad jie pradeda skaičiuoti žmonės. Ir ten pasirodė, kad Kristus pakrikštijo daugiau žmonių. Ir jie įnešdami tokius dalykus, jie pradėjo kiršinti žmonės tarpusavyje. Ir Jėzus pamatęs tai, jis atsitraukė ir pradeda kelionę į šiaurinę karalystę, kitaip sakant. Evangelija Jonas mums neminė kitų religinių grupuočių, jis paminė tik tai fariziejus. Jono Evangelijai 4 skyriui nuo 3 iki 4 eilutės mes skaitom, kad Jėzus palieka Judėją ir pasuka link Galilėjos. Šiaip tai žydai vengdavo eiti per Samariją. Ir žydai su samariečiais laikė išskirtinai tik tai prekybiniais klausimais susitikdavo. Dabar papasakosiu, kodėl taip yra. Kodėl šitas Jėzaus susitikimo su samarietė moterim yra toksai ypatingas. Judėjai tikėjo, kad jie išlaikė švaresnį tikėjimą. Kaip žinot, asirai užkariavo Izraelį ir dalį žmonių jie išvedė iš šiaurinės karalystės į Asiriją. Ir tenais liko tik tai nedidelė dalis grupė žmonių, tikrų žydų. Ir asirai į šiaurinę karalystę privežė savo asirų, kurie pradėjo kryžmintis ir giminiautis su žydais. Taigi samariečiai ir buvo šitie žydai, kurie kryžminosi su asirais. Už tai judėjai, kurie yra iš apačios, jie skaitė, kad jiems yra nelygis bendrauti. Už tai jiems samariečiai buvo susitepę žydai, kitaip sakant. Taigi Sicharas
yra vienas iš miestų. Vertimas verčiasi kaip melagystė ir girtumas. Taip, kad ir pats tas miestas Sicharo nebuvo toksai, kaip sakytum, į kurį Dievas galėtų arba Kristus galėtų užeiti. Taigi Kristus atsigert vandenį išsirenka labai įdomų tokį miestą. Kaip sakant, šauna tiesiai į 10. 7 eilutėje, nuo 7 iki 9 eilutės mes skaitome. Jėzus sako šitai moteriai, duok man atsigerti. Man iškilo klausimas, kodėl moteris nusteba? Tradicija buvo pasirodo, kad nevedę vyrai, kurie norėdavo apsiženyti, jie eidavo prie šulinių. O iš moterų pusės tradicija buvo tokia, kad moteris 2 kartus per dieną, anksti ryte ir vėlai vakare, eina pasemti vandens. Žodžiu, nevedę vyrai susitikdavo su nevedusiam merginams prie šulinio, būdavo vieta, kur jie galėdavo susitikti ir jis galėdavo ją užkalbinti ir po to vėliau eiti su tėvu šnekėtis ir jeigu viskas gerai, tuoktis ten ir taip toliau ir taip toliau. Bet judėjai, grįžtam atgal į socialinį kontekstą, judėjai žydai niekada nebendraudavo su samariečiais. Už tai moteris, kurie atėjo semti vandens, jinai kaip ir nustebo. Sako, kaip čia yra? Ir sako, kodėl dabar tu čia manęs prašai vandens, ir dar ypač būdamas judėjas. Taigi, dar vienas įdomus momentas, aspektas šitos istorijos, kad moteris, kuris atėjo prie šito šulinio, atėjo apie pietus. Tai vieni istorikai truputį sako, kad tai buvo moteris, kuri nenorėjo būti sutikta. Taigi iš kitos pusės, Kristus šiandien rodo mums savo pavyzdį, kokiose vietose galima skelbti Evangeliją. Jisai iš visų miestų išsirinkęs šovė į patį labiausiai priešišką miestą. Mums kartais būna sunku pasidalinti gerąją žinią namuose. Tai Kristus šito atveju mums yra puikus pavyzdys. Jisai eina tiesiai į tamsiausią vietą. Čia yra fantastinis socialinis žingsnis. Tai yra Kristus, judėjęs vyras. Jis perlipa per visas tradicijas, sulaužo visas tradicijas. Įeina į miestą, kuriame neturėtų būti. Bendrauja su moterim, kurios statusas ir reputacija yra žemo lygio. Ir jis su jie net neturėtų šnekėti, net sveikintis neturėtų. Tai Jėzus, nugalėjęs visus barjerus, jis šnekasi su šitą moterim ir dar daugiau skelbia jai Evangeliją. Tęsime toliau. 10 eilutėje mes skaitom apie Dievo dovaną ir gyvą į vandenį. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir tą, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašysi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Pirmoji Dievo dovana yra Kristus, Mesijas, gelbėtojas. Antra dovana, kurią mes turim, yra šventoji dvasia. Iš trejybės Kristus sakė, dar geriau, kad aš išeinu, nes aš atsiųsiu jums godėją savo dvasią, savo jėgą, kitaip sakant, savo užtikrintumą. Ir ta šventoji dvasia apsigyvena mumise. Ir dabar viena iš Dievo dovanų yra šita, tai, kad jo dvasia, Dievo dvasia gali reikštis mūsų gyvenimuose per mus. Trečia dovana yra dvasios dovanos. Tai yra tokios dovanos kaip pranašystė, pastoriavimas, evangelisto dovana. Ketvirta dovana – išgelbėjimas, aleliuja. Tai, kad mes esame išgelbėti žmonės. Iš mirties gyvenimo esame išgelbėti. Penkta dovana yra amžinasis gyvenimas. Mes tikime, kad per šitą sutaikymą su Dievu mes turime jo šventąją dvasią ir taip pat mes turime užtikrintumą. Šešta dovana yra pašaukimas. Kiekvienas iš mūsų mes turime tam tikrą pašaukimą. Už tai šiandien, kai grįšit, iš tikrųjų skirkit laiko savo, atsisėsti, užmerkti akis ir tiesiog ištuštinti savo protą, padaryti tylą. Kiekviena mintis, kurie ateis pas tave, ją išmesk, pamastyk apie tai, paklausk Dievo, atrask tą santykių su Dievu. Koks iš tikrųjų yra mano šiandien pašaukimas? Galbūt mano pašaukimas yra būti mama. Galbūt šiandien mano pašaukimas yra piešti. Galbūt mano pašaukimas šiandien yra tarnauti žmonėms. Tu gausi, aš garantuoju gausi, nes kiekvieną kartą, kai mes šaukiamės jo, yra parašyta, kiekvieną kartą, kai tu šauksies, aš tau atsakysiu. 7 yra dovanos. Yra dovanos, yra tavo gebėjimas duoti. Tai yra Dievo dovana, kad šiandien tu gali dalintis
su kitais žmonėmis, savo gyvenimu, savo gerbuviu, viskuo, ką tu turi. Tai yra vienas iš Dievo dovanų, apie kurią Kristus ir sako, jeigu pažintum Dievo dovaną. Ir 8 dovana yra tarnavimas. Yra tarnavimas kitiems žmonėms, tarnavimas bendruomeniai, atnešimas kažko tai į bendruomenę, kurioje tu esi. Bendruomeniai, kurioje tu gyveni, kažką irgi turi atnešti. Mes sakėm, kad 12 metais mes tampam proaktyvus krikščionis, proaktyvus savo bendruomenėje. Ir tada, atsivėrus galimybė, tu gali iš tikrųjų paskelbti Evangeliją. Nes visų pirma, Evangeliją mes skelbiam savo gyvenimu. Savo gyvenimu skelbiam.